Europoje yra vieta, kurios dauguma pasaulio valstybių nepripažįsta. Ji turi savo prezidentą, savo vėliavą, savo piliečius, savo dokumentus, savo įstatymus ir visa tai prasidėjo ne nuo karo, ne nuo revoliucijos ir ne nuo politinės partijos. Viskas prasidėjo nuo paauglio su kompiuteriu. Šita vieta vadinasi Laisvoji Verdis Respublika. Ir nors daugeliui tai gali skambėti kaip interneto pokštas, patys Verdis įkūrėjai į tai žiūri daug rimčiau. Jų akimis tai nėra tiesiog žaidimas ar mokyklinis projektas, jie save laiko nauja valstybė. O viskas prasidėjo nuo labai keistos skylės Europos žemėlapį. Kad suprastume Verdis istoriją, pirmiausia reikia grįžti į 1990-uosius. Tuo metu subyrėjo Jugoslavija, iš vienos valstybės pradėjo formuotis kelios naujos šalis. Atsirado Kroatija, Slovėnija, Bosnija ir Hercegovina, Serbija, Juodkalnija, Šiaurės Makedonija. Bet kai valstybės kyla, ne visos sienos susidėlioja tvarkingai, ypač ten, kur siena eina palei upę. Tarp Kroatijos ir Serbijos yra Dunojaus upė ir būtent aplink ją iki šiol egzistuoja teritorinių ginčų. Kai kur viena pusė sako, kad riba turėtų eiti pagal senesnį upės kursą, kita pusė gali remtis dabartinė upės vaga. O kai žemėlapiai nesutampa, atsiranda labai keistų situacijų. Vienose vietose abi valstybės tarsi nori tos pačios žemės, o kitose atsiranda maži plotai, kurių ne viena pusė aiškiai nepriskiria savo. Vienas toks plotas yra prie Dunojaus, maža miškinga teritorija tarp Kroatijos ir Serbijos. Daniel Jackson į tą vietą pažiūrėjo kitaip. Jam buvo 14 metų, kai jis pirmą kartą sugalvojo idėją, o kas jeigu čia galima įkurti naują valstybę. Skamba absurdiškai, bet Daniel pradėjo domėtis tarptautinę teisę, sienų ginčais ir tuo, kas apskritai padaro šalį šalimi. Čia dažnai minima Montevidėjaus konvencija. Pagal ją valstybė turi kelis pagrindinius požymius: nuolatinę gyventojų bendruomenę, apibrėžtą teritoriją, valdžią ir gebėjimą užmegzti santykius su kitomis valstybėmis. Daniel į tai pažiūrėjo kaip į užduočių sąrašą. Teritorija yra ginčytina žemės plotas prie Dunojaus. Valdžia galima sukurti vyriausybę. Gyventojai galima priimti piliečius. Santykiai su kitomis valstybėmis galima bandyti siekti pripažinimo. Ir 2019 m. gegužės 30 d. buvo paskelbta Laisvoji Verdis Respublika. Tuo metu Daniel dar buvo paauglys ir įdomiausia tai, kad jis šitą valstybę pradėjo kurti būdamas toli nuo pačios teritorijos, gyvendamas Anglijoje. Kitaip tariant, būsimos valstybės idėja gimė iš kambario, kompiuterio ir labai keistos idėjos. Verdis pradėjo augti, atsirado vėliava, atsirado herbas, atsirado oficiali svetainė. Atsirado vyriausybės struktūra, ministrai, pareigūnai. Verdis pradėjo priimti paraškas iš žmonių visame pasaulyje. Tūkstančiai žmonių pradėjo prašyti Verdis pilietybės. Su Verdis pasu negali laisvai keliauti po pasaulį. Jeigu su tokiu pasu ateitum į oro uostą, tavęs niekas nelaikytų oficialios valstybės piliečių. Didžiosios pasaulio šalis Verdis nepripažįsta, bet žmonėms patiko pati idėja. Idėja, kad galima sukurti naują bendruomenę nuo nulio, kad valstybė nebūtinai turi prasidėti nuo 100 metų istorijos, kad jauni žmonės gali paimti mažą neišspręstą žemėlapio kampą ir pabandyti iš jo padaryti kažką realaus. Verdis save pristato kaip respubliką turinčią savo valdžią, piliečius, dokumentus ir viziją. Oficialios kalbos – anglų, kroatų ir serbų. Valiuta – euras. Bet didžiausias klausimas visą laiką buvo vienas – ar Verdis egzistuoja tik internete ar realiame pasaulyje? 2023 metais grupė Verdis atstovų ir naujakurių iš tikrųjų nuvyko į teritoriją prie Dunojaus ir bandė pradėti įsikūrimą. Tai buvo momentas, kai internetinė idėja susidūrė su realia geopolitika. Netrukus pasirodė Kroatijos pareigūnai. Verdis teigia, kad Kroatijos valdžia neteisėtai įžengė į teritoriją, kurios pati nelaiko savo žeme ir sulaikė žmonės. Tarp jų buvo Verdis atstovų ir žurnalistų. Kroatijos pusė, žinoma, situaciją mato visai kitaip. Jų akimis tai nėra nauja valstybė, o tiesiog žmonės, bandantis patekti į ginčytiną pasienio teritoriją. Verdis bendruomeniai tai buvo lūžio momentas. Jų akimis tai buvo ne šiaip policijos veiksmas, tai buvo tarsi realios valstybės teritorijos pažeidimas. Šita vieta labai gerai parodo, kur baigėsi interneto romantika ir prasideda tikras pasaulis. Internete gali turėti vėliavą, gali turėti svetainę, gali turėti piliečių sąrašą, gali turėti prezidentą ir ministrus, gali sukurti pasus, dokumentus ir net konstituciją.
Bet kai tavo teritorijoje pasirodo kitos valstybės pareigūnai, viskas tampa daug rimčiau. Ar gali fiziškai būti savo teritorijoje, ar gali ten statyti pastatus, ar gali apginti savo žmones, ar kitos valstybės bent jau sutinka kalbėti su tavimi kaip su politiniu subjektu. Verdis kol kas šitų atsakymų neturi. Bet būtent todėl ši istorija ir yra įdomi. Nes jie yra kažkur tarp realybės ir idėjos. Daniel Jackson šiandien pristatomas kaip Verdis prezidentas, jis siekia tarptautinio pripažinimo, bando pritraukti žmonės, kalba su žiniasklaida ir aiškina, kad Verdis nėra tik pokštas. Tačiau Verdis neturi to vieno dalyko, be kurio valstybės tampa tik idėjomis – tarptautinio pripažinimo. Vis dėlto negalima sakyti, kad Verdis visiškai neegzistuoja. Nes jeigu tūkstančiai žmonių siunčia paraiškas, jeigu žmonės iš tikrųjų keliauja prie Dunojaus, jeigu apie tai rašo tarptautinė žiniasklaida, jeigu Kroatijos pareigūnai reaguoja į bandymus įsikurti teritorijoje, vadinasi kažkas vyksta. Gal tai niekada netaps pripažinta valstybė, gal Kroatija neleis ten niekam įsikurti. Paauglys pažiūrėjo į neišspręstą Europos sienų problemą ir pagalvojo, o kas, jeigu čia galima būtų sukurti šalį? Dauguma suaugusių žmonių tokią mintį būtų numetę po 5 minučių. Jis pradėjo ją statyti ir net jeigu Verdis niekada netaps tikra valstybė, ji jau tapo labai įdomiu klausimu. Kas iš tikrųjų padaro šalį šalimi? Jeigu tau patiko šis video, spausk like ir prenumeruok kanalą. Iki kito karto.